Labas vakaras. Kaip ir minėjom prieš turnyrą, šitą turnyrą skiriam tam, kad duoti šansų žaidėjim, kurie kovoja dėl vietos rinktinėje, kad galėtume juos išbandyti ekstremaliose situacijose, ne tik kai komanda ar laimi, ar pralaimi kažkiek tai taškų daugiau, kada yra paprasta žaisti. Mums reikia surasti tuos rolės žaidėjus, kurie gali padėti komandai kažkokiais tai momentais, tais vadinamais klik žaidėjais. Taip kad visada, aišku, norisi laimėti, bet kartais tenka rizikuoti ir duoti. Noras ir buvo, kad duoti tiem žaidėjim. Priimtas sprendimas dėl Martyno Sajos. Visi kiti persikėlė į Kauną. Ar tai reiškia, kad kai kurios dar nori daugiau patikrinti, nebuvo, kiek tai sumaišė planus? Planus labiausiai maišo dviejų žaidėjų traumos ir neaišku, kokios būklės jie bus pirmadienį. Čia yra dėl Kairio ir dėl Grigonio. Taip kad kol kas sprendimas yra toksai, kad važiuojam visi, kurie esam ir traumuoti į Kauną ir žiūrėsim pirmadienį, kas galės treniruotis. Kokios tos medikų dabar prognozės išvados su pačiu Grigoniu, Kairiu, kiek Grigonio evoliucionavo tas visas gydymas? Grigonio gan eina viskas sparčiai į priekį ir skaučia, su juo yra labai paprastai, galima galvoti tik vieną dieną į priekį. O su Evaldu Kairiu daktarai padarė visus tyrimus, ką reikia padaryti ir atsakymas yra, kad jis pirmadienį galės treniruotis, taip kad lauksime pirmadienį. Kokias pagrindinės pamokas išmokote šito turnyro? Kokie esminiai momentai jums įstrigo? Esminiai faktas, kad reikia drausmės tom akimirkom, kada yra sunku, kada reikia priimti tą gerą sprendimą tiek gynyboje, tiek puolime. Nes mes negalim, kaip buvo ketvirtam kėliny, kada rezultatas apylygis ar pas tavai ar atsilieki vienu ar dviem taškais, pas mus buvo 3 klaidos iš eilės gynyboje. Prie komunikacijos pasikeitė žaidėjai vienas su kitu, ko mes niekada nei treniruotėse nedarom tokiose situacijose. Bet čia ir yra tam tos situacijos, kada yra nuovargis ir reikia priimti tą teisingą sprendimą tam ir yra žaidžiamos tos rungtynės. Kokį įspūdį Donato Motiejūno įsivylimas? Norėjom išbandyti ir 5. pozicijoje, ir 4. pozicijoje ir aišku, gal jam irgi gan ilgą laiką nežaidęs, norim, kad tą pajaustų tą žaidimo ritmą. Patys matėt pradžioje, tai buvo gan sunku. Treniruotės yra treniruotėm, bet rungtynių yra ritmas truputį kitoks, bet dabar ir patys mūsų treniruotės truputį keisis ir tų rungtynių bus daugiau. Dabar bandysim koncentruotis prisijungs visi pagrindiniai žaidėjai ir ties mūsų pagrindinių žaidėjų kaip komandos to lipdymo. Tai reiškia, kad galbūt ir su tuo galutiniu liptuku nevilkinsite, kuo greičiau surinkti komandą įsižaisti, nes minėjo, kad improvizacija bus labai svarbi šitai rungtynei. Galiu pasakyti taip, kad mes nuo sekančių rungtynių daugiau būsim susikaupę ties žaidimu su pagrindiniais žaidėjais, nes vis dėlto reikia mums įsivesti kaip ir į naują sistemą, ką norime, kaip norime ir taip toliau, o tie žaidėjai, kurie konkuruoja, visada jie gaus šansą ir čia nuo jų priklausys, kaip jie išnaudos tą šansą. Kur Donatas jums labiau patiko? 4. ar 5. pozicijoje bandyti? Galima pasakyti, kad šiandien gal 4. pozicijoje buvo, gal priešininkas taip geriau buvo mums, kai jis buvo 4. pozicijoje, tačiau neturim Jono, tai reikėjo jam 5. pozicijoje, bet tas irgi, manau, yra gerai. Jisai turės ir vienoje, ir kitoje pozicijoje žaisti ir gerai, kad žaidė ir pakankamą kiekį minučių, manau, taip kad išnaudosim ir ten, ir ten. Turnikė Šingelė turbūt buvo labai geras toks testas, žaidžiant su šiek tiek mažesniu penketu, medant kelis skirtingus žaidėjus prieš jį.
žinot, irgi mes su jais žaisim čempionatą, taip kad irgi norėjusi kai ką pasidaryti, kai ką pasidarius, kas gaunasi po to nebedaryti, jie lyginai taip pat žaidė. Taip kad irgi kažkas gaunasi, po to nežaidžia, mes irgi kažkas, kas gavosi, po to nebežaidė. Treneri Lekavičius pabaigoje nežaidės tik dėl to, kad buvo bandomi kiti žaidėjai? Taip. Ir kokį įspūdį jūs paliko tie kiti žaidėjai? Nekokį. Šiandien nekokį. Adas Juškevičius labai gerai ėjo pirmoji pusė, tikrai labai gerai, ypač gynyboje, gal tik tai vieną klaidą padarė gynyboje pirmoji pusė ir tas agresyvumas tai yra to, ko reikia. O Mindaugo, taip, tas galima sakyti, tas išėjimas nelabai tenkino. Po to ir pabaigoje rado irgi nebuvo labai geras. Bet čia, kaip sakau, vėl, čia yra toks, atsakymas į klausimą ir tai yra vėl, jie duoda atsakymą. Treneri, kalbėjote apie žaidėjus, kurie traumuoti, o kalbant apie kitus, kiek planuojate vežtis į Prancūziją? Visus? Manau, pirmadienį tai paaiškės. Pirmadienį paaiškės, nes kaip dabar yra 2 traumuoti žaidėjai, tai labai sunku. Traumuoti tai nevyks tikrai. Tai žiūrėsim. Turbūt paaiškės, tai net gali būti, kad antradienį iš vis prieš išvykstant. Ką rinktumėt geriausiai rinktinės žaidėjus šitam turnyre? Jūs renkat. Tai o jūs? Sunku kažką tai vieną išskirt, nes norėjom bandyti ir, kaip ir vienas, ir į vieną poziciją, ir kitą poziciją, įvairius to modeliuodami tą žaidimą, sunku pasakyti. Nesinori man nieko išskirinėti. Visų komandų išsidėsim šiame turnyre. Žinot, čia yra labai sunku dabar šiuo momentu spręsti, kas kaip jo. Jie yra, tarkim, jau prieš čia atvažiuodami žaidė gruzinai rungtynių, Latvija irgi su Suomiais žaidė irgi rungtynių, Lenkai iš vis anksčiau susirinkę, jie manau, matosi tokiai gerojo formai žaidybiniai, Lenkai yra, tarkim, taip kad čia kiekvienas, manau, sprendžia tuos tikslus savus, kiekvienas yra savoj toj tokioj kondicijoj. Treneri, dar apie Martyną Sajų trumpais. Studentų rinktinė dabar, ne? Greičiausiai taip, buvo kalbėta apie tai, jeigu jisai neprasimuštų į sekančią stovyklą į Kauno, tai kad apie galimybę prisijungti prie studentų rinktinės. Kokį įspūdį paliko treniruotėse? Atrodo, iš šalies šiek tiek sulysęs per tą sezoną. Ne, atvirai pasakysiu taip, tikrai paliko gerą įspūdį, nes tikrai yra imlus dalykam, naujiem dalykam, tikrai labai gerai dirbo. Manau, kad tikrai tai yra žaidėjas, kuris gali daryti pažangą su kiekvienu sezonu. Taip kad, man tikrai patiko jo darbas treniruotėse, jo tas noras, taip kad viskas yra tvarkoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių vasara jau paskutinį kartą. Nepraleisk, pasirūpink bilietais dabar. krepšiniobilietai.lt